Labadiena! Džiaugiamės, kad dalyvaujate ES finansuojamame Erasmus Plus projekte, kurio pavadinimas Klinikinės elektros stimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šio projekto koordinatorius yra Turkijoje atstovaujantis Pamukkale's universitetas. Taip pat kiti projekto partneriai atstovaujantis Turkiją, tai yra Hatay Mustafa Kemal universitetas, Başkent universitetas, Süleyman Demirel universitetas bei Budur Mehmet Akif Eroy universitetas. Partneriai iš Rumunijos atstovauja Krajovos universitetą. Lietuvai atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat projekto partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Noriu Jums pristatyti 5-ąjį modulį reinervuotų raumenų elektrostimuliacija bei 5.3 submodulį lėtinė stadija. Šį modulį parengė docentės Jasmine Karlasan bei Ezra Dogru-Humeli, kurios atstovauja Mustafa Kemal universiteto sveikatos mokslų fakulteto kineziterapijos ir reabilitacijos katedra. Modulį vertė ir įgarsino docentė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė, atstovaujantį Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedrą. Įvadas. Raumenų reinervacija yra svarbi kineziterapinio ir reabilitacinio gydymo dalis. Idealiai reinervacijos tikimasi praėjus 1-3 mėnesiam po įvykusios denervacijos. Veiksminga reinervacija gali užtrukti iki 1 metų. Tačiau klinikinėje praktikoje praėjus 3 metams reinervacijos yra jau nebesitikima. Reinervacijos trukmę lemia pažeidimo lygis ir jos atstumas nuo tikslo nutolusiame organo ar audinio. Lėtinės stadijos procesas pasireiškia po sužeidimo praėjus dienoms ar net mėnesiams. Elektrostimuliacijos metodai gali padėti pacientams patyrusiems nugaros smegenų pažeidimus ar periferinių nervų pažeidimus bei sergantiems kitomis nervų ir raumenų sistemos ligomis, taip pat ir ginekologinėmis ligomis. Elektrostimuliacija yra saugus ir veiksmingas įvairių sutrikimų gydymo būdas. Reinervuotų raumenų elektrostimuliacija lėtinėje stadijoje. Elektrostimuliacija veiksmingai skatina aksonų augimą ir sensorinių bei motorinių funkcijų atsistatymą nervams gyjant. Tiek tyriant gyvūnus, tiek žmones nustatyta, kad elektrostimuliacija teigiamai prisideda prie nervų regeneracijos. Nustatyta, kad stimuliuojant elektrą dalinai deinervuotų raumenų pažeistus aksonus, pagerėja raumenų regeneracijos procesas, didėja raumenų apimtis. Nustatyta, kad lokomotorinės funkcijos atsikūrimas pagreitėja ir reinervacija vyksta lengviau, taikant trumpos trukmės elektrostimuliaciją. Taigi, elektrostimuliacija yra plačiai periferinių nervų pažeidimo gydymo srityje taikoma technika. Ji taikoma, kai norima išsaugoti sinapses, malšinti skausmą, skatinti nervų regeneraciją, gerinti neurosensomotorinę funkciją bei mažinti raumenų atrofiją. Tiksliniams organams taikoma elektrostimuliacija mažina deinervuotų skeleto raumenų atrofiją ir gerina jų sensorinę funkciją. Taikant elektrostimuliaciją deinervuotiems skeleto raumenims, įmanoma suvaldyti raumenų atrofiją ir fibrozę. Nustatyta, kad elektrostimuliacija didina insulino aktyvumą, slopindama baltymų skaidymą raumeninėse skaidulose dalyvaujančius hidrolizės mechanizmus. Didindama insulino aktyvumą, elektrostimuliacija gali padėti palaikyti baltymų pusiausvyrą ir mažinti neigiamus denervacijos sukeltus raumenų atrofijos padarinius. Jūsų bendraautoriais nustatė, kad taikant žemo dažnio elektrostimuliacijos terapiją įmanoma regeneruoti persodintus nervus ir pagerinti tikslinių raumenų motorinę funkciją. Įrodyta, kad elektrostimuliacija teigiamai veikia nervų regeneraciją, reguliuodama smegenų neurotrofinį veiksnį ir jo receptorių, tokiu būdu skatindama motorinius neuronus reinervuoti raumenis.
Ir elektrostimuliacija gali pagerinti smegenų neurotrofinio veiksnio išsiskyrimą aplink pažeistą nervą ir jį supančiuose audiniuose. Nervų ir raumenų elektrostimuliacija. Neuroraumeninė elektrostimuliacija yra taikoma įnervuojamų raumenų motoriniams neuronams stimuliuoti ir skeleto raumenų masei bei funkcijai sugrąžinti. Ši elektrostimuliacijos technika mažina raumenų atrofiją dėl ligos arba ilgalaikės imobilizacijos. Ir todėl ji yra tinkama atrofijos profilaktikai, nes taikant neuroraumeninę elektrostimuliaciją yra skatinamas raumens susitraukimas. Šios technikos metu paprastai elektrodai yra dedami ant raumens vidurio. Ir raumenų jėgą bei ištvermę galima padidinti, derinant neuroraumeninę elektrostimuliaciją su fiziniais pratimais bei įvairiomis kineziterapijos ir reabilitacijos programomis. Kamgi gali būti taikoma ši elektrostimuliacijos technika? Tai dėl sužeidimo ar ligos nervinį ryšį praradusiems raumenims galima juos aktyvuoti būtent taikant neuroraumeninę elektrostimuliacijos techniką. Taip galima išvengti dar didesnės raumenų atrofijos ir skatinti raumenų jėgos didėjimą bei raumens apimties didėjimą. Neuroraumeninė elektrostimuliacija taip pat gali būti taikoma raumenų permokyme, kai reikia atlikti tam tikrus judesius ir pagerinti pacientų sergančių įvairiomis neurologinėmis ligomis motorinę funkciją. Nepaisant teigiamos elektrostimuliacijos naudos, naudojant stipresnę nei įprastą elektrostimuliaciją, raumenys išvargsta ir nervinio audinio regeneracija vyksta lėčiau. Todėl autoriai teigia, kad aukšto dažnio srovės greičiau nuvargina raumenis ir yra labai stipriai rekomenduojama naudoti trumpo dažnio elektros sroves tam, kad regeneracija vyktų greičiau ir sutrikusi motorinė funkcija atsigautų greičiau. Taigi, taikant nervų ir raumenų elektrostimuliaciją, kokiegi rekomenduojami parametrai yra? Tai pirmiausia, prieš pradedant neuroraumeninę elektrostimuliaciją reikia įvertinti paciento raumenų jėgą, judesių amplitudę ir sensorinius jutimus. Tai reikia padaryti, kad būtų galima nustatyti tinkamus stimuliacijos parametrus. Elektrodai dedami ties raumens viduriu arba ant motorinių taškų. Tai yra vietų, kur motorinis nervas susijungia su raumeniu. Raumenų susitraukimams sukelti ir paciento raumenų funkcijai gerinti yra rekomenduojama taikyti 20–50 Hz dažnio neuroraumeninę elektrostimuliaciją. Siekiant optimizuoti atrofavusių reinervuotų raumenų atsistatymo eigą, neuroraumeninę elektrostimuliaciją galima derinti su kitais kineziterapijos ir reabilitacijos būdais. Pavyzdžiui, fiziniais pratimais, tempimo pratimais ar specifinių užduočių treniruotėmis. Moksliniai neuroraumeninės elektrostimuliacijos tyrimų rezultatai. Kandan su bendraautoriais nustatė, kad tiek trumpa neuroraumeninė elektrostimuliacija, trumpos neuroraumeninės elektrostimuliacijai buvo taikoma simetrinė dvifazė stačiakampių bangų 100 Hz dažnio ir 400 mikrosekundės trukmės. Tai trumpa buvo taikoma 5 minutės po 4 ciklus, o ilga neuroraumeninė elektrostimuliacija buvo taikoma 10 minučių po 2 ciklus. Ir šios abi neuroraumeninės stimuliacijos gali pagerinti senjorų šlaunies raumenų jėgą, keturgalio šlaunies raumens jėgą. Toh su bendraautoriais taikė neuroraumeninę elektrostimuliaciją pacientams po priekinių kryžminių raiščių pažeidimo operacijos. Neuroraumeninė elektrostimuliacija buvo taikoma 1 valandą 50 Hz dažniu ir buvo taikomi simetriniai dvifaziai 400 mikrosekundžių impulsai. Tad tyrimo metu nustatyta, kad neuroraumeninė elektrostimuliacija mažino lėtai susitraukiančių skaidulų atrofiją. Be to, taikant neuroraumeninę elektrostimuliaciją, išsaugoma lėtai ir greitai susitraukiančių skaidulų funkcija, tokiu būdu ir raumens susitraukimo jėga.
Stevens Lapsley su bendraautoriais nustatė, kad taikant elektrostimuliaciją, kurios parametrai atitiko didžiausias reikšmes, kurias gali toleruoti pacientas, buvo pastebėtas raumenų jėgos padidėjimas ir funkcijos pagerėjimas. Tačiau kai kuriais klinikiniais atvejais neuroraumeninė elektrostimuliacija nėra veiksminga. Perodinė nervų elektrostimuliacija, dar kitaip vadinama TENS. TENS tai stimuliacijos režimo ir sistemos, kurios naudojant mažą srovę sensoriniams aksonams stimuliuoti, nesukeliant raumens susitraukimo. TENS galima naudoti norint pagerinti raumenų funkciją, malšinti skausmą ir skatinti atrofavusių reinervuotų raumenų regeneraciją. Kad raumenys neatrofuotų pasižeidus motoriniams nervams, sensorinis nervas laikinai įnervuoja raumenį, iki kol motorinis neuronas sugis. Veiksmui atlikti reikalingas grįžtamasis sensorinis ryšys, o TENS galima naudoti nervų sistemos jungtims derinti ir gerinti sensorinį ryšį. TENS taip pat galima malšinti skausmą, gydyti spastiškumą ir šlapimo nelaikymą. Perodinės nervų elektrostimuliacijos arba TENS taikymo galimybės. Reinervuotiems atrofavusiems raumenims taikoma TENS gali mažinti raumenų atrofiją asmenims, kuriems yra pažeistas nervinis audinys. TENS prietaiso siunčiami elektros impulsai gali slopinti skausmo suvokimą, blokuojant skausmo signalų patekimą į smegenis. Reinervuotiems atrofavusiems raumenims taikoma TENS gali stimuliuoti raumenų aktyvumą. TENS elektros impulsų sukeliami raumenų susitraukimai, juos gali stiprinti bei gerinti jų funkciją. Todėl TENS gali būti naudojama atrofavusių raumenų jėgai lavinti. TENS prietaiso siunčiami elektros impulsai gali skatinti augimo faktorių, palaikančių raumenų apimties didėjimą ir regeneraciją išsiskyrimą. Kokiegi klinikinėje praktikoje naudojami TENS parametrai? Tai dažniausiai TENS yra naudojama nuo 1 iki 150 Hz dažnio diapazone. Paprastai ji taikoma 2-10 Hz dažnio diapazone, o skausmui malšinti parenkamas itin aukštas dažnis. Žemo dažnio TENS, kuomet impulsinė srovė įvedama 10 ir mažesnių hercų dažniu, nesukelia akimi pastebimų raumens susitraukimų, todėl ji paprastai naudojama sensoriniams nervams stimuliuoti. Aukšto dažnio TENS, kuriuo yra skausmas malšinamas, būna didesnio nei 10 Hz dažnio. Funkcinė elektrostimuliacija, dar kitaip žinoma kaip FES trumpiniu. Tai funkcinė elektrostimuliacija yra neuroraumeninės elektrostimuliacijos tipas, kuris yra naudojamas suaktyvinti raumenis tam tikroms užduotims. Pavyzdžiui, vaikščioti ar laikyti daiktą. Funkcinė elektrostimuliacija taikoma viršutinių ir apatinių galūnių funkcijai atstatyti. Gali būti ir kitoms užduotims. Funkcinė elektrostimuliacija gali padėti atkurti normalių judesių modelius ir stabdyti raumenų atrofiją, dėl ko ši elektrostimuliacija itin naudinga atrofavusių reinervuotų raumenų reabilitacijos procese. Funkcinė elektrostimuliacija tai raumenų ir nervų stimuliacijos elektrosrovė metodas, kuriuo siekiama sukelti tam tikros užduoties metu įvykstančius raumenų judesius. Funkcinė elektrostimuliacija kineziterapijoje ir reabilitacijoje gali būti naudojama įvairiais būdais. Vienas jų – reinervuoti atrofavusius raumenis, kurių nervai yra nepažeisti. Taigi funkcinės elektrostimuliacijos taikymo galimybės. Ji gali būti taikoma pacientų, sergančių neurologinėmis ligomis, pavyzdžiui, nugaros smegenų pažeidimų, insultų ar išsėtinė sklerozė, tai raumenų jėgai atstatyti ir funkcijai gerinti. Funkcinė elektrostimuliacija taip pat gali būti taikoma permokyti raumenis atlikti tam tikrus judesius ir pagerinti pacientų, kurių raumenys atrofavę dėl nejudrumo, denervacijos ir kitų priežasčių motorinę funkciją. Per ilgai taikoma elektrostimuliacija gali išvarginti raumenis ir sumažinti jų judrumą. Tokiu būdu
sulėtinant reabilitacijos procesus. Funkcinės elektrostimuliacijos taikymas klinikinėje praktikoje. Prieš pradedant taikyti funkcinę elektrostimuliaciją, reikia įvertinti paciento raumenų jėgą, amplitudę ir sensorinę funkciją ir pagal tai nustatyti stimuliacijos parametrus. Yra 3 funkcinės elektrostimuliacijos taikymo metodai – implantinis, perodinis ir paviršinis. Dauguma funkcinės elektrostimuliacijos taikymo instrumentų yra maži nešiojami prietaisai. Inervuojant stambius raumenis, paviršiniai elektrodai naudojami išvien sutepant kūną biologiškai suderintų geliu. Taigi, funkcinės elektrostimuliacijos taikymo metu yra naudojamos trikampės bangos. Srovės intensyvumas dažniausiai būna 20–30 mA. Stimuliacijos dažnis telpa į 50–100 Hz rėžinius, o impulso trukmė būna apie 10 milisekundžių. Funkcinės elektrostimuliacijos prietaisai įprastai suprogramuoti įvesti tokį elektros impulsą, kuris mėgdžia natūralią raumens aktyvavimo seką. Todėl pacientas gali atlikti vaikščiojimui, minimui būdingus judesius, sugriebti daiktus. Kepedalyje su bendraautoriais nustatė, kad lėtinė nepilna tetraplegija sergantiems pacientams, taikant funkcinę elektrostimuliaciją 39 valandas 13–16 savaičių laikotarpyje, gerokai pagerėjo gebėjimas valingai valdyti ranką. Pulsuojančios galvaninės srovės stimuliacija. Pulsuojančios galvaninės srovės stimuliacija – tai viena kryptinė pertraukiama nuolatinė srovė, parenkama pagal paciento toleranciją ir kad nesužeistų audinių. Šią elektrostimuliaciją galima naudoti tiesioginiai raumenų stimuliacijai, edemai mažinti, sukelti joninius pokyčius audiniuose ir įvesti vaistus į odą po nervų sužeidimo. Raumenų elektrostimuliacija atliekama nuolatinė arba kintamąja srove arba šių srovių deriniu. Gydyme dažniau taikoma kintamoji srovė, nes pacientams ją lengviau toleruoti. Pulsinės galvaninės srovės stimuliacijos taikymo galimybės. Tai stiprinti atrofavusius raumenis arba mažinti dėl nejudumo kylančią atrofiją. Palengvinti raumenų permokymo eigą, išsaugoti sąnarių judesius ir neleisti sumažėti jų amplitudėms, suteikti sąnariui ortopedinę pagalbą ir mažinti sąnarių infuziją ir intercistinę edemą. Pulsuojančios galvaninės srovės rekomenduojami parametrai, kuriuos būtina taikyti ir į kuriuos būtina atsižvelgti klinikinėje praktikoje. Deinervuotame raumenyje nėra motorinio taško, todėl aktyvusis elektrodas dedamas ant taško, iššaukiančio geriausią motorinę atsaką, arba ties abiem raumens galais dedama po elektrodą, kad taip tekėtų srovė. Pulsuojanti galvaninė srovės stimuliacija tai pagal nuožiūro reguliuojamo dažnio 2 viršūnių vienfazė pastovios, tai yra mažiau nei 200 mikrosekundžių trukmės ir 100 voltų įtampos srovė. Šios srovės impulsai įprastai yra itin trumpais perėjimais, kurie trunka nuo 100 iki 200 mikrosekundžių. Tai leidžia selektyviai stimuliuoti motorinius, o ne sensorinius neuronus. Todėl pulsuojančios galvaninės srovės stimuliacija naudojama dėl nejudrumo sukeltai atrofijai gydyti ir raumenų jėgai lavinti. Taikant pulsuojančios galvaninės srovės stimuliaciją, susiduriama su mažesne audinių varža palyginti su žemo dažnio elektrostimuliacija. Todėl teoriškai ši stimuliacijos technikos srovė yra veiksmingesnė ir pakenčiamesnė arba labiau toleruojamas žmogaus. Literatūros šaltiniuose nėra vieningos nuomonės apie elektrostimuliacijos veiksmingumą, išsaugant raumenų savybės reinervacijos procesuose. Reinervuotų raumenų elektrostimuliacijos lėtinėje stadijoje mokslinio tyrimo apžvalga. Markueste su bendraautoriais tyrinėjo elektrostimuliacijos veiksmingumą priekinio blauzdos raumens reinervacijos ir nervų regeneracijos procese. Nustatyta, kad lėtinė raumenų elektrostimuliacija moduliuotomis dvifazėmis srovėmis teigiamai veikia denervuotus raumenis daugiau nei vienu atžvilgiu.
Elektros stimuliacija gali padėti išvengti raumenų atrofijos ir saugoti raumenų jėgą ir ištvermę bei biocheminės ir histocheminės jų savybės. Remiantis atlikto tyrimo išvadomis buvo nustatyta, kad taikant aukšto dažnio ir ilgos impulsų trukmės moduliuotą elektros srovę, o ne moduliuotą srovę, pagerės sensorinė raumenų reinervacija jų reinervacijos metu. Tyrėjai taip pat nustatė, kad dvifazė moduliuota stimuliacija rekomenduojama norint pasiekti geresnę reinervaciją ir kad po denervacijos ir reinervacijos elektros stimuliuotų raumenų apimtis, funkcinės ir histocheminės savybės atsistato geriau nei nestimuliuotų raumenų. Kiek mums šiuo metu yra žinoma, stimuliacijos apimtis, intervalas tarp stimuliacijų, tinkamas dažnis, elektros stimuliacijos charakteristikos, seanso trukmė ir stimuliacijos tipas nėra dar standartizuoti. Taigi, apibendrinant visą skyriuje pateiktą medžiagą, galima teigti, kad lėtinėje reinervuotų raumenų elektros stimuliacijos fazėje tokios priemonės kaip neuroraumeninė elektros stimuliacija, perodinė elektros stimuliacija, funkcinė elektros stimuliacija yra veiksmingi metodai, kuriuos galima taikyti kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Elektros stimuliacija veiksminga atkuriant raumenų funkciją, stabdant raumenų atrofiją, valdant skausmą, pagerinant raumenų ištvermę ir kineziterapinio gydymo rezultatus. Nepaisant didelio kiekio elektros stimuliacijos tyrimų, elektros stimuliacijos taikymą lėtinės stadijos reinervacijoje vis dar reikia tirti nuodugniau. Šioje skaidrėje jūs matote visus literatūros šaltinius, kurie buvo panaudoti rengiant šį pristatymą. Ačiū, kad domitės klinikinės elektros stimuliacijos pritaikymo galimybėmis kineziterapeuto darbe ir reabilitacijos procese. Tikimės, kad išgirsta informacija jums yra naudinga ir bus pritaikyta praktikiniame darbe. Geros dienos!